Būkite pasveikinti, mano žiūrovai. Šiaip užėję pastovus. Tokie pas mane šiandien vaizdai. Kasinėjau vakare jau. Savo dumbulinę vaikštau. Monetas renku. Šiandien buvau mašiną išvaręs į servisą. Tai buvo liūdna visą dieną. Galvoju, atvažiuosiu į dumbuliną savo. Parinksiu monetėlių, gal kokią vieną kitą į Jurgio monetėlę išlis ar dar kažkas tai. Na ir gerai padariau. Atvažiavau, monetų lenda iš tikrųjų gana daug. Čia šitas kaip vanduo ateina, viską nuplauna, monetas išlenda. Monetas išlenda. Šiandien radau ir Jurgių, ir šiuolaikinių, ir Elžbietos ankstyvų. Bet kažkaip tai einu. Ir matau taip, dar net su detektoriu nebuvau žmojavęs ir matau ir su detektoriu Žiūrėkit, matot? Man atrodo žiedas. Nežinau koksai žiedas. Dar nežiūrėjau, bet norisi tikėtis, kad kažkas geresnio bus negu varinis. Bliamba, varinis ar ne? Svoris yra. Jo, svoris jaučiasi. Bet tik pažiūrėkit, kaip jisai, kokia spalva. Apkerpijas visas toks buvo. Čia vestuvinis. Užstrigau. Užstrigau. O toksai žiedukas. Šliūbinis. Apsinešęs. Prabas yra? Nu, sako, auksas neapsineša. Nežino, jeigu čia auksas, tai jisai gerokai apsinešęs. Prabas kažkokias matau. Pavilniau. Čia bliamba. Reikia ant akmenų stovėti, nes kitaip pradedi važiuoti žemyn. Nežinau. Nu, svorio yra. Jeigu auksas, aš nemanau, kad bus aukšta praba. Prabas tai yra kažkokias. Nežinau, kažkoks keistas jis man. Aš jums pasakysiu, parodonavęs. Gali būti, kad 9 karatų koksai nupiepelis. O kur man jį nuplauti? Nežinau. Kažkoks keistas žiedas. Pirmą kartą aš tokį matau. Bet kad prabos yra, tai tikrai yra. Kur čia jas buvo? O tenais. Jo, čia bus 9 karatų. Pavalysiu namuose. Nes čia visas įsibrunęs kaip kiaulius. Kaip tikras kiaulinas. Nu ką. Antras žiedas tik tai aplamai mano rastas prie vandens. Jūra, tai čia nepavadinsiu, čia iš tikrųjų Temzės žiotis. Ten Temzė paskui platėja, ten toliau. Ir jinai iš viso eina į jūrą. To pusė, jeigu varyt, pro Londoną pravažiuosi. Nu kągi, galiu pasakyti, kad prabos yra tai tikrai. Kaip čia man jas pasižiūrėt. Nu, pirštai visi purvini šlapi. Na, nežinau. Dar ir vėjas pradėjo pūsti, kaip tyčia. Bet prabas yra, tai matau tikrai. O, 375 matau. Šitaip turi būti. O. Jo, 9 karatai, 375.
Aukselis. Vis dėlto aukselis. Toks apsinešęs visas. Nu, aišku, čia senas pliažas buvo. Nu. Tarp visokių šiuolaikinių papuola ir tokias, va. 1948. Esu čia radęs ir sidabrinio. Čionais, Jurgis šeštasis, jau po antrą pasaulinio. 48. Seniausia moneta, kokią čia esu radęs, tai Jurgio antrojo, tai 18 amžius. O čia tokios valenda. Šiandien esu radęs ir Jurgio penktojo, pirmo pasaulinio karo laikų, bet nesidabras nieko. Čia šitą irgi nesidabrinė, tiesiog vario nikelis. Galvoju, po šitos dumblynų čia būtų gerai prasibėgis. Aš įsivaizduoju, kiek ten visko giliai yra, nes čia seni pliažai. Ir jie čia jau senai nebenaudojami tiesiog, nes, dumblas, labai daug dumblo užnešė. Čia viskas dumble ir šiukšlių pilna ir šiaip toks visas nepatrauklus. Bet ten matau toliau braidžia vaikai ir nežinau, aš tai tikrai nebraidyčiau čia, nes kojas greitai galima prasipjauti. Va, gavau biškį adrenalino, galvoju, kągi, vėl auksas. Tai kaip sušvyto, bet ne auksas. Auksuotas. Bet gerai šviečia toksai. Puf. Galvoju, nieko sau. O gal auksas? Nu ne. Auksuotas. Jo, biškiuką. Galvoju, negali būti antrą kartą aukso šiandieną. Tai būtų. Niekad 2 kartus per dieną aukso neradau. Ne, čia per gerai, kad būtų teisybė. Jo. Iš čia atėjau. Jau einu atgal taip. Ir vat, kaip lengva praleisti signalus. Kas svarbiausia paviršinis. Moneta. Nežinau, arba 5 pensai bus, arba 6 pensai seni. Jo, 5 pensai. Iš tikrųjų, čia tarp akmenų labai lengvai galima pamesti signalus. Tiesiog praeini. Kažkur, ten galėjo būti kampe, dar kažkur tai. Ja, čia gali iš tikrųjų pirmyn atgal vaikščioti ir monetos lis. Aišku, čia tokia šiuolaikinės pakolkas, bet ja, atsibodo jau. Monetų daug radau tikrai, parodysiu paskui. Ja, dar vanduo dar nuėjęs toli. Dar galima būtų varyti, bet aš ir to varysiu kasimą klubo, tai reikia pailsėti, reikia detektorių pasikrauti, viską. Šiaip per praeitą savaitę radau visai gerą radinuką, tokį drabužį įsigimą, ten Tudoro laikų 16 amžius. Kviečiu pasižiūrėti, kodėlgi ne, pasižiūrėkit. Toks mažiukas buvo, fainas. Pasiėmiau šiandien noksių, nesgi žioplys palikau Deuso pultą žioplys. Nežinau, kaip man pavyko, Deusą visą pasiėmiau, o pultą palikau namie. Ir kas svarbiausia, kartu kroviau viską, nežinau. Užsimėgojęs buvau. Nu ką, atėjom, kasinėjom, šiukšlės lenda. O va, žiūrėkit, kas išlindo. Sidabras, auksuotas ir matosi senas. Kažkas tai įdomaus buvo. Kažkoks drabužių susiegimas tikriausiai buvo. Koks mažiukas. Wow. Įdomus. O pažiūrėkit, pagal pirštą dydžią, koksai mažiukas. Pas mane dar pirštai nėra didelė. O tai va. Jo, kažkas tai susiegimas, kažkoks drabužių tikriausiai buvo. Aš manau, čia bus 16 amžius pagal dizainą. Čia šitą reikės užregistruoti. Mažiuką pipliuką. Va, tarp akmenų guli gražuolė. Seni 50 pensų. Šitą monetą nors tokia pat atrodo ir dizaino, ir formos, bet jinai daug didesnė yra. Už
50 pensų. Ne, čia bus 70 kažkelinti, turbūt 80 kažkelinti. Ne, nesimata. Kelnių taip nenori tepliot. 1969. O. Atrodo 69, jo. Nu, okei. Šiaip gražus vakaras. Saulė dar kabo danguje. Vanduo nuėjęs toli. Dumblyną šitą gailą man. Norėčiau čia pavaikščioti, bet tik nueini ir pumpt. Visas susmengi. Vos spėjai guminekus ištraukti. Jo, čia jeigu taip įkritus gerai, gali ir nebeišlysti. Įtraukia greitai. Jo. Nu ką, laikas pažiūrėti radinukus. Va tiek va viską susumavus šiandien aš radau. Nei daug, nei mažai. Monetų iš tikrųjų nustebino. Skaičius iš tikrųjų jo, nes aš apie 3 valandas gal kažkur aš čia vaikštau. Nežinau, monetų prišaudžiau. Praeitą kartą kažkaip mažiau man čia papuolė, nors per tas pačias vietas vaikščiau. O čia kai dėjo tai monetų krūvą. Matot, išplauna jas. Nu, ateina vanduo, išeina ir taip nuplauna. Kažką pakelia, kažką patraukia žemyn, taip ir gaunasi. Jo, tai va. Tokie reikalai pas mane. Nu ką, monetos visokių čia yra ir Jurgis 6, ir Jurgis 5. Jurgis 5 makaulė šviečiasi. Ten ir Elžbieta 2 ankstyvi pensai. Čia visokių, daug visokių, net nerūšiavau. Ką norėjau parodyti. Čia įdomi. Kažkokia tai, nežinau, ar tai moneta, ar tai žetonas. Kažkoks tai su va tokiais va inicialais. Gal svarelis būtų monetos, nežinau. Gali būti svarelis. Reikės valyti. Pavalysiu, pasižiūrėsiu, jeigu kažkas pasirodys detalės, įdėsiu nuotrauką. Šitas gal ir įdomus. 2,6 pensai. O tokie va. Jurgis 6 ir Elžbieta 2. Taip va. Tokie. Na, čia puspensiai iš 70-ųjų. Porą svarų senų. Euro centas papuolė. Vokiški. 10 euro centų. Nu ir va, ten visokių. Aišku, geriausias radinys šitas žiedas, bet jisai toks apkirmijęs ir dar nenusivalo pirštais. Sakysit, oi, apgaudinėji, auksas nerūdyja. Čia vienas man rašė, kad sidabras nerūdyja. Buvo apsinešęs pakabukas ir iš karto, oi, sidabras nerūdyja. Dabar sakys, auksas nerūdyja. Nu, dėl šventos ramybės pasversiu, įdėsiu nuotrauką, svorio nuotrauką šitoj pusėje ir nuvalytą žiedą šitoj pusėje. Jeigu kas nematė, prabas tikrai yra. Nėra labai sunkus, nes 9 karatai. Tenais prabas yra vidai. Jo. Nu ir iš manęs šiandien tiek. Visas purvynuose paskendęs. Reikia judintis namučio. Tai vat. Visiems dėkingas, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą kartą. Ade.